Sveiki, mes su Gediminu važiuojame Budapešt Bamako ralyje ir važiuojame nuo Malagos iki pat Sierra Leonės, reiškia 7000 km keliais ir bekelė per Afriką. Ir taip pat yra idėja padaryti ir keletą video apie, ne tik apie ralį, bet ir apie finansus ir apie investavimą. Ir mes dabar esame ant pasaulio tvarkos pasikeitimo slenksčio. Ir šiandienos mūsų tokia tema, apie ką šiek tiek noriu pasidalinti, tai yra kaip suvaldyti valiutos svyravimo riziką. Na, šiuo atveju didžioji dalis investicijų yra doleriais. Ką darome, jeigu investuojame į ETF-us, tos pačius S&P 500, jis yra iš principo visas denominuotas doleriu. Ir doleris šiam momentui springa žemyn. Tai kaip išvengti šitos rizikos, kaip maksimizuoti savo pelną, tai šiandienos tokia tema. Tai žiūrėk, gerai, gal aš tokį klausimą, tu papildysi kažką, tai yra? Realiai dabar per šiuos metus, kiek maždaug doleris krito ir kokios savo prognozės yra, kas darysis toliau su doleriu, ar iš viso čia verta kreiptėmės į tą svyravimą, gal čia viskas išsispręs savaime? Ja, tai aš dabar tiksliai neatsimenu, nes mes vis tiek daugiau, čia yra mūsų pašnekesiai, pabendravimas ir nesu pasiruošęs konkrečių skaičių. Taip. Ir turbūt ne visus variantus aptarsim, kaip galim suvaldyti, bet aptarsim tos, kurie, pirmiausiai ateis į kalbą. Tai praeitais metais mes virdami bet kokius ETF-us ar akcijas, kad doleriais, mes praradome 14% grąžos. Dėl to, kad euras dolerio atžvilgiu brango 14%. Arba labiau galim sakyti, kad doleris pigo. Mes galim žiūrėti dolerio indeksą kaip valiutos indeksą. Ir iš tikrųjų doleris pigo visų valiutų atžvilgių. Ir Indijos valiutos atžvilgių, ir Kinijos valiutos atžvilgių, ir euro valiutos atžvilgių, svaro atžvilgių. Aukso atžvilgių. Tai aukso atžvilgių stipriai. Ir sidabro. Nes, jeigu žiūrėti, kad auksas yra valiuta, kad irgi toksai momentas. Taip. Sidabras, gal nelabai, bet auksas tikrai yra valiuta, tik tai tiek, kad jinai ilgą laiką buvo pamiršta. Ir čia turbūt pereisim prie to, kaip tas rizikas suvaldyti. Tai tarkim, gerai, klasikinis investuotojas, tas, kuris yra, nesakykime, tas set it and forget it investuotojas, reiškia uždėti ir pamiršti. Tai ilgą laiką, raškai visą laiką, ir tiek ir aš, ir visi kiti kalbėjom apie tai, kad S&P 500 ir DCA strategija, dollar cost average strategija, apie pamirštą. O dabar S&P 500 grąžas smarkiai nurėžė tai, kad mums, europiečiams, amerikiečiams gal nėra taip svarbu, bet nurėžė tai, kad, žinai, doleris krenta žemyn. Tai gerai, jeigu turi tokią investiciją, tai ką daryti su savo portfeliu? Ar mažins poziciją S&P 500, ar rinktis kažkokias turto klases, o gal nieko nedaryti? Čia manęs klausia. Tai galvoju. Ja, tai labai teisinga mintis, jeigu mes peržvelgtume 2025 metus ir kiek uždirbo indeksas ir kiek uždirbo europietis iš tikrųjų, tai indeksas uždirbo, aš neatsimenu, ar 18% kažkas tokio. Reikėtų tiksliau pasižiūrėti, bet labai stipriai nenusiždė. Bet iš europiečių perspektyvos mes uždirbom tik tai 4%. 4%. Kai amerikietis uždirbo kažką. Realiai kaip obligacijos, ne? Iš principo. Su obligacijom tu žinai, kiek bus. Jo, su obligacijom tu žinai, kiek bus, ir čia šito vietoj prisimi riziką. Taip, tai kaip suvaldyti? Tai yra keli variantai. Jeigu visgi žmogus nori toliau pirkti amerikietiškus indeksus, patį Nasdaqą ar S&P 500, tai mes galime pirkti indeksus, kurie yra su apdrausta valiuta, su draudimu valiutos atžvilgiu. Tai reiškia, kad... Currency hedge. Jo, currency hedge. Dažniausiai rasite prašymę prie fondo. Taip, tai galim šitą pasirinkimą turėti, tik tai tiek, kad jisai kainuoja. Tai nėra tai, kad jis ir įdomus dalykas, ilgą laiką currency hedge fondai performina prasčiau negu currency unhedged. Tai čia irgi, pavyzdžiui, iki 2024 metų kažkur tai jų performances buvo žemesnis. Taip, nes 25 metais viską pakeitė nauja Amerikos politika. Ja. Tai čia vienas iš tokių paprastų pasirinkimų, tiesiog keisti tą patį indeksą į indeksą su valiutos draudimu. Keisti, uždaryti poziciją ar visgi papildyti? Nes, pavyzdžiui, aš galvoju, kad jeigu kalbam apie tą investuotoją, kuris siekia auginti savo portfelį, tai iš principo galbūt verta neuždarinėti pozicijos tą. Pavyzdžiui, kaip tu pats dabar darai? Nes aš S&P 500
pozicijos ir tech sektoriaus Nasdaq'o pozicijos aš neuždarinėjau. Aš tiesiog galvoju papildyti pozicijų daugiau eurinių pozicijų. Nu, žiūrėk, Žilvinai, jeigu tu žinai, mes negalim taip sakyti, kad mes žinom, bet visi ženklai ir rodikliai rodo, kad tai tęsis toliau. Tai kodėl, Doleris tai silpnėja. taip, tai kodėl neišparduoti ir nenusipirkti? Tu matysi, kad visi makroekonominiai rodikliai, politinė pozicija Amerikos ir veiksmai, kurios daro politikai, ne, vėl veda prie to, kad stiprinkim bendrą pasaulinę prekybą, globalizaciją, ten visą kitą, visi vėl nori investuoti į dolerį ir taip toliau, nes dabar reikia suprasti, kad mes šnekam apie tai. Apie tai šnekat daugelis ekonomistų įvairiausių visame pasaulyje. Ir jie šneka būtent apie tai, o kaip išeidinėti iš dolerio ir eiti kažkur, kur bus daugiau pelno. Tai reiškia, mes dar net nepradėjome matyti, mano akimis, mes dar net nepradėjome matyti tikrojo dolerio silpnėjimo. Nors potencialas yra milžiniškas, nes kada prasideda sniego gniūžtės efektas, tai ten, nu ir dabar jau galbūt net jisai yra prasidėjęs, nes kiekvieną dieną mes vis pasišnekam, kad vėl šiek tiek susilpnėjo doleris, vėl šiek tiek susilpnėjo doleris. Taigi iš esmės dar tik tai prasideda. Įsivaizduokite, kiek yra besivystančių šalių pinigų Amerikoje, Europos pinigų Amerikoje. Šiaip bendrai pasaulyje yra daug pinigų ir labai daug tų pinigų yra nukeliavę į Ameriką. Iš valstybių, iš centrinių bankų, iš privačių investuotojų, iš institucinių investuotojų. Tai įsivaizduokite, dabar reikia grąžą uždirbinėti Lietuvos pensijų fondams. Lietuviams, ne? Olandams, Norvegams, nežinau, visus galima vardinti. Tai ką, jie nedalys kolekcijų, bankai nedalys kolekcijų. Mes čia privatus investuotojai esam iš tikrųjų smulkmena, palyginus su to, kas gali atsitikti, kai vienas, antras, trečias, ketvirtas pradės numetinėti dolerio obligacijas ir tai automatiškai jau dolerio indeksas. Jau dolerio obligacijas nusimetė dėl Grenlandijos, kaip čia pasakyti, incidento, aš už tai 100 milijonų. 100 milijonų nedaug. Jo, yra labai nedaug obligacijų, jeigu čia yra centai, bet tai yra labai gerai pasakykime, mes jau diskutavome, iš tikrųjų visą kelią važiuojame ir plepam, tai apie ekonomiką, tai gerai pasakyti, tai yra, gali sudaryti pavyzdį ir užduoti tai, kad kiti gali būti, kad elgsis irgi pagal tą pačią strategiją, reiškia, išpardavinėti Jungtinių Amerikos valstijų obligacijas, kurie turi prikaupę kaip saugiklį. Ir Europoje yra trilijonai. Jo, Europoje yra trilijonai. Tai jeigu... Tai yra, kad jeigu Europą susivienintų ir pasileistų, tai wow, gaunasi. Mano viena iš hipotezų dabar, žinai, kontra, kad doleris tikėtina, kad, aišku, savo galiu prieštarauti, nes iš principo Amerika nori sumažinti tarptautinę skolą, tai reiškia, tuos 30, kiek ten dabar jau turi, dar trilijono, 37 ar 38, nu tas jau ten prognozuojam kemi skaičiai. Tai reiškia, kai doleris yra pigesnis, nu iš principo tą skolą tu gali greičiau pasidengti. Nežinau, jau tokia strategija yra. Iš kitos plauti. Jo, išplauti. Praskiesti, ne skolą. Praskiesti skolą, jo. Tai silpnas doleris iš principo yra nebloga strategija susigrąžinti skolą. Kitas dalykas, pigus doleris reiškia tai, kad, pavyzdžiui, mums pirkti kažką iš Amerikos tampa pigiau. Tai yra tai ir tai skatina jų vidinę ekonomiką, kas irgi yra svarbus aspektas. Pavyzdžiui, paimkim tą pačią paprastą banalią temą. Laužti automobiliai iš Amerikos, ką aš esu parsvaręs tą motociklai. Tai, pavyzdžiui, kai doleris yra stiprus, pirkti yra brangu tą patį daiktą iš Amerikos. Šiai momentui doleris tampa pigesnis, tai yra vis pigiau pirkti tokius daiktus ir mums pradeda apsimokėti iš Amerikos pirkti. Tai akivaizdu, kad dalis strategijos yra tokia, bet vėl, mintis dar viena yra tokia, kad agresyvi Trumpo, kaip čia pavadinti, karinė politika arba okupacinė politika, ne, ta užsienio politika, lyg ir vyksta pastebimas resursų, čia pavadinti, gal ne grobstimas, bet užsitikrinimas, ne? Ta pati Venezuela, Grenlandija, Iranas, visos tos valstybės teritorijos jos turi reikšmingų resursų tiek elektromobiliams, tiek čipų pramoniai, tiek nafta savaime suprantama, mineralai ir kas tik nori, Ukrainos dylos, taurieji metalai. Ir jeigu valstybė turi turto, tokio, kuris yra, kaip mes vakar kalbėjom, kad čia iš principo atrodo, kad situacija ekonomika tokia, kad visi ruošusi karui kažkokiam, tai yra resursų. Pasaulio tvarkos pasikeitimui, aš manyčiau,
Arba Aš taip sakyčiau. pasaulio tvarkos pasikeitimas. Kuri dabar jau vyksta tas pasikeitimas. Nes pažiūrėkit per metus, kiek pasikeitė. Dalykai, kurie mums atrodė, tai čia net nėra ką šnekėti apie tai. Ne tai, kad jie dabar vyksta, bet mes į ateitį galvodami jau dabar visiškai kitaip galvom. Tai jo, tai prasme, tai realu, kad Trumpas gali vesti kariuomenę į Grenlandiją. Ar tai iš vis buvo suvokiama protų prieš metus. Tarkime, mes būtumėm šnekėję 25 metų sausį. Arba 24 metų sausį, kada dar buvo Bidenas. Tai jau mūsų, jau šiaip daug kas pasikeitė. Taigi keičiasi pasaulio tvarka ir taip. Tai trumpas momentas šitoje, tai kad ta valstybė, kuri turės daugiausia resursų, tai jos valiuta turėtų būti stipriausia. Nebūtinai. Valiutos... Nu jo, bet prastai valdoma valstybė turės prastą valiutos vertę, tai čia irgi... Tu teisus iš dalies esi, nes jeigu tu turi resursus, kuriuos tu parduodi, tai reiškia, tu, kaip sakyti, reikia mąstyti apie pinigus valstybių lygmenių, taip kad yra pūlas pinigų pas tave ir yra eksporto ir importo santykis. Tai jeigu eksportas viršyja importą, tai reiškia, į tavo valstybę atkeliauja daugiau pinigų, o jeigu dar tu viską parduodi savo valiutą, tai tokiu principu tu padidini paklausą savo valiutai, kas automatiškai stiprina tavo valiutą. Jeigu tu turi resursų, labai gerai paaiškino, kaip Venezuela turi resursų ir prastai valdoma, bet jie neeksportuoja tiek daug. Arba eksportuoja už pigiai ir vis tiek atsiskaito dolerių. Nukeliauja kažkur, neaišku, ir nebūtinai savo valiuta. Tai turi Venezuela daug naftos ir jie parduoda kinams ir rusams. Kokia valiuta parduoda? Klausimas pirmas. Tai anksčiau doleriais. Tai įsivaizduokit, Amerika net nedalyvauja visame tame, bet jie stiprina dolerį, ne? Nors Amerika tame nedalyvauja ir šiaip visam pasaulyje taip yra, ne? Nu ir po to vėliau turbūt jau iš Venezuelos pradėjo kinai pirkti turbūt jenom, o rusai tikėtina irgi jenom, nes labai abejo, ar venesueliečiai ima rublius. Tai taip viskas veikia. Ir Amerika tikėtina, kad turėdama tos resursus ir savo naudotų ir kažkiek ir eksportuotų. Bet vėl, grįžtant prie valiutą stipri, nestipri, net jeigu ir valiuta dolerį, kaip doleris silpsa, net Žilvinas pasakė labai gerą vieną pusę. Mums, europiečiams, bus pigiau pirkti. Bet pamastykime, kaip bus amerikiečiams. Tai ką, jie nieko neimportuos? Tai faktas, kad jie importuos. Ir jiems amerikiečiai, matai, amerikiečių strategija yra vidinę gamybą didinti maksimaliai. Kad jeigu buvo prieš tai trendas ir tą labai aiškiai pasakė ir dabar, kuris tenas, J.D. Vance, nepamenu, kuris iš tų patarėjų ir ministro, kad jeigu prieš tai buvo strategija globalizacinė, kai taip tariant, sukurkime licenciją Amerikoje, kaip ten ant Apple, design in California, manufactured in China, bet gaminkim ten, kur yra ekonomiškai pigiau. Tai reiškia, globalizacijos principas, ne, tai reiškia, kad global trade, ne, variantas. Tai dabar tendencija ir noras yra judėti į tai, kad būtų America first. Tai tariant, kad mes, ne mes, Amerika, sakau, mes, ne, kad jie įsivaizduoja, kad mes galim viską patys pasigaminti, sukurti, suvartoti ir dar eksportuoti. Ir taip jie mato, kad taip galim būtų laimėti tą ekonominę pasaulinę čia dominaciją, ne? Ne, bet tu turi turėti visą tiekimo grandinę savo viduje. Tai yra Tai jie tą ir daro. Stengiasi, siekia to, bet taip neįvyks. Tiesiog taip neįvyks. Tu turėsi importuoti, ne viską tu gali gaminti pas save. Tai yra utopija, ta prasme, mes galime daug ko norėti, bet tai įgyvendinti tai yra visai kitas dalykas. Plius, žmonės yra žmonės ir Jungtinės Amerikos valstijos nėra Rusija ar Iranas ar bet kuri kita diktatoriška valstybė. Žmonės yra laisvi, jie gali, ką nori pirkti. Tai jeigu jie norės pirkti, nežinau, europietišką, kinišką, norvegišką, bet kokią, kaip ten, kitokią produkciją, jie turės kiek daugiau. Ir dėl muitų, ir dėl to, kad reikės daugiau dolerių išleisti, kad nupirkti tai kitos valiutos atžvilgiu. Ja? Kaip čia pasisuks, neaišku, bet mes turbūt vieną dalyką tikrai sutarėm, kad dolerio silpnėjimas, jisai tikrai nesustos, jisai toliau tęsis, tam yra labai daug priežasčių.
Galų galia tas pats spausdinimas, paimkime, kad tai irgi numatyta yra didinti pinigų kiekį, kaip ir euro kiekį. Iš principo, žiūrint į šitą vietą, tai aš manau, kad ir euras bendrai santykių ten su auksu, sidabru, bitkoinu, long termų silpnės. Iš principo, visos mano gilių įsitikinimų, visos fiat valiutos santykių su kažkokia tai turko klase, kur yra riboto kiekio. Nebent. Riboto kiekio. Ta valiuta bus padengta. Nebent mes grįšime prie 1771 metais pamesto aukso standarto. Arba Tikrai tai įvyks. Arba bitkoino standarto. Gali ir tai būti. Labai norėčiau bitkoino standarto, nes o gal prie 2 standartų, gal galėsime rinktis ir tą. Aš labai tikiu, kad bus turbūt tiesiog mes nuo vienopolio pasaulio, kuris buvo Amerikos pasaulis, pereisime prie mažiausiai dvipolio pasaulio, to, ko ir siekia Kinija, nes dažnu atveju mes, ką girdime medijoje, ko Kinai siekia, tai jie siekia nugalėti, dominuoti ir taip toliau. Bet man buvo smalsu ir aš paskyriau laiko pasižiūrėti, o ką kalba Kinijos diplomatai, politikai, ir apskritai atstovai Kinijos. Tai jie nuolatos kartoja tą patį. Mes nesiekėme dominuoti. Mes norime turėti teisę būti pasaulyje, kaip antri. Mums tinka yra triems, bet mes norim dvipolio pasaulio. Gal net ir tripolio, bet dvipolis jau jisai turi. Nori būti lygiaverčiai Amerikai. Taip, jie nori būti lygiaverčiai Amerikai ir man labai patiko, ir sakė, aišku, tu čia tikėk, netikėk, bet visgi galiu pasidaryti. Sako, jeigu Kinija gali atidėti karą 50 metų į priekį, jie taip visada ir darys. Tada jų mąstymas toks yra, mums nereikia karus atidėti, reikia į priekį, bet natūraliai, tam, kad į mumis kreiptų dėmesį, mes turim turėti stiprią kariuomenę, mes turime stiprią ekonomiką turėti ir aišku, ką jie labai strategiškai darė paskutinius 20 metų, tai būtent žaliavos, kurios dabar labai baisiai brangsta, beveik visos, gal nafta nelabai, bet didžioji dalis žaliavų brangsta, o Kinai čia buvo uždėję fokusą, kad turėti kasyklas ir turėti žaliavas. Tai tam, kad tas žaliavas panaudoti, reikia jas perdirbti, vėliau reikia turėti technologijas ir know-how, kad jas, tarkime, panaudoti ar kompiuteriuose, automobiliuose, bet kurios kitose technologijose. Per žaliavų irgi tu to nepadarysi. Tai aš manau, kad daug priežasčių yra, kad grįžtant prie to, kad doleris jisai ir toliau silps, tai galbūt pereikim prie to, o ką daryti. Nes vieną dalyką pačią pradžią aptarėm, kad labai paprastas yra nusipirkti euro hedged, tos pačius amerikietiškus fondus ir mano atsakymas būtų kai tu klausai, manau, kad reikia, mano matymas yra parduoti ir nupirkti. Nes jeigu tu matai, kam toliau laikyti, tai parduok ir sustabdyk savo tą nuvertėjimą. Sustabdyk, pereik į hedged fondus. Jeigu tu žinai, kad... Aš tik priminsiu vieną dalyką, ką pas mus primena dažnai Aleksandras, kad visą tai, ką mes čia šnekame, yra ne investiciniai patarimai, o tiesiog mūsų nuomonės ir opinijos ir pramoginis edukacijos turinys. Iš 2 vyrukų, kurie važiuoja per Afriką. Ir praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų ir prieš priimdami savo investicinius sprendimus pasidarykite patys analizę. Aš jau išmokau. Labai svarbu, labai gerai, ekstra puiku. Tai dar vienas dalykas, tai reiškia savo portfelį mano galva, papildyti investicijomis, kurios būtų su lokacija Europą. Iš principo, jeigu man toks jausmas, nežinau kaip tau, bet kad turėtų atsigauti daugiau investavimas ir mada investuoti Europoje, europiečių. Nes dabar mes viskas sukasi taip Amerika. Tai lygtis atrodo, kad turėtų ir šiek tiek Europą pradėti judėti. Ir ne tik Europą, čia faini šiaip marokiečiai, vis važiuoja, mojuoja, šypsosi, mergaitės, berniukai, vaikai, moteris galbūt labiau. Kurios yra, nes turbūt, kaip suprantu, joms čia... O gal religiją nusisuka, negerai bendrauti su vyrais. Ir mes gerbiam, nes tokia kultūra, viskas okei. Bet šiaip, interpas toks, skanus prieskonis. Faini, tikrai. Tai gerai, perkame europinius investicinius įrankius. Teisingas mąstymas ir jeigu tu pirkai Amerikos indeksus, yra Europos indeksų ir yra Europos valstybių indeksų. Okay. Mes galime atskirai žvalgytis. Prancūzija, Lenkija,
Bet Lenkija turim dar vieną valiutos riziką, turim zloto ir euro santykį. Bet Lenkai, vėl žiūrint į visus tos pačius dalykus, jie milžiniškais kiekiais didina aukso rezervus, jų eksportas viršyje importą, tai automatiškai stiprina jų valiutą. Lenkai gamina. Lenkai gamina ir Lenkai yra... Infrastruktūra nuostabi. Gerąją tą žodžio prasme, infrastruktūra, kaip Europos gerąją tą žodžio prasme Kinai, nes Kinai, tikrai, reikia pagarbą parodyti, kai jie pavarė. Žinai, kad Lenkija užmė Europos vokiečių poziciją, nes kažkada Vokietija buvo tokia gamybinė valstybė, tokia nustipri, kur turėjo keliai... Nerašykim Vokietijos. Aš tik noriu pasakyti, kad jeigu buvo vokiečiai ir Lenkai kažkur tai, lenkišką prekę ten, kažkas tai. Tai Lenkai paskutiniai 20 metų, ir žaidžia, man atrodo, toj pačioj lygoj, kaip ir, gal ne visai toj pačioj, bet labai arti Vokietijos lygos. Tai gerai, tai veiksmai, tai gerai. Pasieškoti, jeigu tu indeksus investavai, pasieškoti tų pačių europinių indeksų. Eurostoxx 50, Eurostoxx 600, Lenkijos, Prancūzijos, Italijos indeksų, Vokietijos, kas be ko, ta prasme. Eurinės obligacijos? Eurinės obligacijos, taip, yra vėl portfelio rizikos mažinimas ir, sakyčiau, obligacijos aktualu yra tiems, kurie visgi turi portfelius 100 tūkstančių ir daugiau, turbūt sakyčiau. Ir jeigu visus tos pinigus investuoja į vertybinius popierius, nes lietuviai dažnai pasirenka. Kitas turto klasės, nekilnojamą turtą, gal alternatyvas tokias kaip skolinimo platformas ar tas pačias kriptovaliutas. Bet jeigu šnekam dabar tik apie stock marketą, nesiplaškam, tai skaičiau obligacijas vėlgi, jos įdomios bus tada, kada tu turi šiek tiek didesnės sumas. Nebent tu turi tos pačius ar 10 ar 20 tūkstančių susitaupęs, ir tikrai nenori prisimti rizikų, nenori matyti svyravimų, netoleruoji jų, neinvestavai anksčiau į indeksus, nebuvai matęs minusų ir nori stabilios grąžos 4-5 kartais 6%, tai galima pirkti Europos valstybių obligacijų, Europos Sąjungos ir Eurozonos. Tai gerai, Eurozonos vertybiniai popieriai iš principo plačiaja prasme. Taip, ir vėlgi, nuo tikslų priklauso. Auksas vienareikšmiškai ir euro atžvilgių jisai ir toliau brangs. Ir aš su auksu esu visiškai bulius. Ne bulius tame, kad aš vis dar daugiau ir daugiau perku, bet nežadu nusimetinėti tikrai. Ir sidabras metus. Aptariant auksą ir sidabrą. Auksas, jisai stipriai brangsta dėl to, kad tai yra antroji didžiausia pasaulyje rezervinė valiuta. Sidabras, iš esmės, yra jo brangimas labiausiai lėmė jo brangimą, kad mes suprastume, yra kaina sidabro, tiesiog kaina sidabro, kada perka įmonės, čia dalimi įmonės, gamybinės įmonės gavyboje, technologijoms ir yra biržinė kaina, kurią mes matom, ar tenais tą pačią žaliavą perkat, ar ETF-ą perkat. Tai kodėl sidabras brangsta? Todėl, kad realiame pasaulyje, ne biržoje, sidabras žiauriai brangsta. Dėl to, kad reikia dirbtiniam intelektui, elektromobiliams ir visoms kitoms technologijoms, ir šiaip automobiliams. Kaina biržoje dėjasi realią kainą ir realiai yra trūkumas sidabro, nes sidabro visas tiekimo grandinės ir kasyklas, ne visas, negalim sakyti visas, dominuoja šitoje vietoje. Kinai turi priėmė tam tikrus įstatymus, kad labai riboja eksportą sidabro. Netgi tos kasyklos, kurios kasa, ar jos kasa Afrikoje, ar jos kasa Kinijoje ir Azijoje kažkur tai, yra labai ribota kiekį gali eksportuoti. Tai dėl to sidabro kaina auga. Tai čia suprantat, kodėl tu ją perki. Nes negalima sugretinti ir auksas, ir sidabras čia dėl tų pačių priežasčių. Bus skirtingi dalykai, nes auksas labiau kaip valiuta, sidabras labiau kaip išteklius, kuris naudojamas. Aš sakančiau taip, nes sidabro šiaip žemėje yra gerokai daugiau ir kokia anksčiau būdavo problema prieš porą šimtų metų, kada sidabras irgi vaidino rezervinės valiutos vaidmenį, tai jisai užbrango dėl paklausos. Ir tada atrasdavo milžinišką klodą sidabro, iškasdavo jo labai daug, vėl patekdavo į rinką, vėl sidabras pigdavo ir tai nuolatos kartodavosi, o su auksu to nebuvo, dėl to auksas ir liko ir liks rezervinė valiuta, o sidabras... Aukso kiekis reikia pastebėti, kad vidutiniškai padidėja 2% per metus. Ir dabar gali būti, kad ir daugiau padidės. Daugiau dėl to, kad poreikis labai smarkiai išaugo ir labai pelningi, kad kas tai šitą dalyką. Bet kalbant apie ribotumą, tai aš noriu priminti, kad yra
vienintelis tikriausiai riboto kiekio turtas, tikriausiai sakau, net gal dar kažkas sugalvos, tai yra Bitcoin. Tai šito vietoj mano pozicija, kaip mano portfelio formavime, tai aš nepardavinėjau Bitcoino, tai esu pardavęs tik vieną ir paskui jį atsipirkęs ir toliau manau, kad laikysiu Bitcoiną kaip atsvarą, irgi valiutų svyravimo, nes tai yra vėlgi kita turto klasė ir manau, kad euro atžvilgiu Bitcoinas lygiai taip pat brangs. Gal akivaizdu, kad Bitcoinas brangs euro atžvilgiu ne taip stipriai kaip dolerio atžvilgiu, dėl to, kad iš principo Bitcoino kaina brangs, bet kadangi dolerio vertė kris, ką mes jau aptariam prieš, dėl ko tai reiškia, kad Bitcoinas, žiūrėti į Bitcoino kreivę doleriais bus kur kas gražiau, ir visa kita, negu žiūrėti į kreivę eurais. Bet kreivė eurais, jinai irgi mano galva augs. Nes vėlgi, bendrai paėmus kriptovaliutų populiarumas neišvengiamai šiemet, kitąmet iš esmės didės. Dėl to, kad įsivedinėjimas yra CBDC, centrinių bankų skaitmeninės valiutos, taip pat įvedinėjami stablecoinai, JAV tendencija, tai reiškia, kad visa tas sritis tikrai stiprės. Tai gerai, ar turim dar kažkokių įrankių, ką galim būtų pridėti šitą krepšelį? Tai aišku, Žilvinai, pasaulis yra didelis, milžiniškas, pasirinkimų yra labai daug. Tai žiūrėkit, mes šnekam apie Europą, bet yra, pavyzdžiui, Šiaurės Europoje yra tokia nuostabi šalis Norvegija. Tikrai galima pasižiūrėti į Norvegijos stock marketą, nes tiek krona, tiek euras labai draugauja, labai draugiškai. Bet krona, sutikim, per pastarosius 10 metų tikrai neteko didelės savo vertės. Bet vėlgi, čia man žinai, kas yra, galbūt aš norėčiau įdėti tai, kad žiūrim tik į eurinius dalykus, nes kai mes pradam žiūrėti į investicijas, kurios yra kita valiuta, tarkim, Norvegijos kronomis, tai vėl turim problemą valiutų svyravimo. Ir iš tikrųjų tas jau jaunas investuotojas, tai dažnu atveju nesupranta, kad, palauk, jeigu perku kažkokią investiciją NOK Norvegijos kronomis, kad reikia žiūrėti Norvegijos kronos kursą su euro kursu, kad tai yra dar viena iš dedamųjų mano investicijų portfelį. Kitaip sakant, galima prasieiti pro europinius stock exchange'us ir pasižiūrėti, ką ten galima nusipirkti, nes tų pačių Norvegijos įmonių akcijų būna nominuotų eurais. Tai tikrai galima rasti, aš Norvegiją paėmiau tiesiog kaip vieną tokį išoperavęs. Okay. O kaip Lietuvos rinka, kažką tai tu turi iš lietuviškų akcijų pozicijų, ar iš visas šitą klausimą padėjęs šoną ir uždaręs ir taip? Ne. Ne, neturiu. Aš turėjau kažką Telios, realiai susikonvertavo, man iš Telia pirkta už eurą susikonvertavo per ilgą laiką, gavosi, kad litą iškeičiau į eurą, 1:1 santykių. Super. Kas buvo super, dar kažkiek susirinkau dividendų ir uždariau tą poziciją. Tai, bet, žinai, iš tokio nacionalistinio požiūrio aš visai sugrįžčiau į Lietuvos marketą ir kažkiek tai vietą, kad... Galbūt galėsim kažką tikrai pasianalizuoti, bet aš neturiu ką pakomentuoti, nes aš neanalizavau ir reikia suprasti, kad bet kurios Baltijos šalių įmonės yra mikro įmonės. Jos yra dėl to yra gerokai rizikingesnės. Tai iš esmės, uždarant šitą temą, tai gaunasi, kad norint suvaldyti dolerio riziką... Dar nebaigiau. Dar? Yra dar vienas 108 minutės. Labai didelis puslapis, kuris gali skailintis į daug puslapių. Okay. Tai yra tokios dvi raidelės E ir M. Emerging market. Bet vėl čia mes įlendam į valiutų riziką. Įlendam į valiutų riziką, bet ir į politinę riziką įlendam. Aš su silpnėjant doleriui skeptiškai žiūriu. Silpnėjant doleriui. Tai taip skeptiškai, bet jeigu tu paskirtum laiko, pasinagrinėtum ir taip toliau, kaip visi šitie dalykai, kuriuos mes šnekam, veikia tarpusavyje. Tai dolerio silpnėjimas yra kitų emerging markets valiutų stiprėjimo potencialas. Kuriam laikui? Kuriam laikui, žinoma, faktas. Čia ir šitoje vietoje, žinai, ką noriu pasakyti, kodėl aš sakau taip skeptiškai žiūriu. Aš pasidariau analizę, pasižiūrėjau, sakytą, kad su emerging markets, tarkim, ta pati Indija, Brazilija, Brikas ir visa kita, tai yra įdomios rinkos, kur potencialiai gali jų valiuta pasiekti tikrai nemažą grąžą, bet turi būti tas investuotojas, kuris aktyviai stebi makroekonomiką ir iš tikrųjų, turi būti aktyvus investuotojas. Taip, turi būti. Kitu atveju, jeigu tu nesupranti makroekonominių dalykų ir tu įsivaizduoji, kad tu pirksi emerging markets, kokį nors ETF ir darysi tą strategiją DCA ir set it and forget it,
pamirškit, hebra, prasme tikėtina, kad gali nudegti labai stipriai. Bent jau istorija rodo, kad... Aš tai taip pasakyčiau, kad čia kaip dar kartą Žilviną aš paprieštarausiu. Labai. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų ir niekaip neužtikrina, kad bus taip pat. Ir mes dabar esame ant pasaulio tvarkos pasikeitimo slenksčio. Taigi labai viskas gali atrodyti kitaip. Jeigu mes žiūrėtume praeitus metus, europiečiai didžiausią grąžą atnešė besivystančių šalių ETF-ai, antroje vietoje, jeigu žiūrėt tokius big picture. Antroje vietoje europiniai ETF-ai, trečioje vietoje visiškai gale yra Amerika, su keliais tik tai procentais. Taigi šiftinasi pasaulio tvarka ir galbūt kaip tik šitie paskutiniai metai keičiantis pasaulio tvarkai pradeda rodyti, kur link judės pinigai. Nes kur pinigai judės, ten mes ir uždirbsim. Jeigu žiūrėti pagal kainas, tai Europos stock marketas yra pigesnis negu Amerikos, tai reiškia, ir rizikos yra mažesnės. P-ratio, kaip pavyzdys, yra gerokai žemesnis. Tiesiog pigesnis, bet yra P, G ir ten visi kiti dalykai, kuriuos tu gali atsižvelgti. Tada yra emerging markets yra dar pigesnė, bet aš kur pritarčiau tau, tai yra politinė rizika. Aš, pavyzdžiui, iš emerging markets turiu tik vieną poziciją, tai yra Petrolero, Brazilero, bet tai yra viena didžiausių naftos kompanijų pasaulyje. Ir bėda yra ta, kad jinai biržoje yra denominuota doleriais. Taigi, iš esmės, aš turiu tą pačią bėdą, ne? Yeah. Ir kur tikrai mes dėsim fokusą ir manau dar vis daugiau ir daugiau pašnekėsim, kokių randam dar gerų variantų ir gerų pasirinkimų, kas mums europiečiams, gyvenantiems eurais, uždirbantiems eurus ir išleidžiantiems eurus, kas mums visgi yra geriausi, kokie vis atsiranda geri pasirinkimai, nes anksčiau, kaip tu labai gerai ir pradėjai visą šitą pokalbį, tai aš ir užbaigsiu, būdavo labai atrodo paprasta. Nu tai žiūrėk, dollar cost averaging, S&P 500 ir viskas, automatizuoji šitus dalykus ir tau mąstyti nereikia. Dabar, man atrodo, laikas atėjo biškis daugiau pastebėti. Jo, reikia pamastyti, reikia pažiūrėti. Ir jeigu norit visiškai pasyvus investuotojas būti ar investuotoja, tai aš manyčiau, kad Europos akcijų indeksai Eurostock 600 turbūt galbūt labiau diversifikuotas toksai ir nesukam savo galvos. Ir šitą vietą dedam daugiau pinigų. Arba su valiutos draudimu Amerikos indeksai. Tiek. Šito vietoj aš dar vieną mintį papildysiu ir galim uždaryti temą, manau, kad pritarsi, kad taip pat svarbu yra diversifikacija, nes vėl nebūtų protinga viską, ką turėjom doleriais, dabar paimti uždaryti ir maks viską 100% permesti į Europą, nes mes nežinom, iš principo, investavimas yra bandymas atspėti ateitį ir šito vietoj draudimas vienas geriausių yra tiesiog diversifikacija, turėti turto, jeigu įmanoma, maks plačiai paskirstyto. Nu taip, dabar gal tokie vis labiau draudimo vaidmenį pradės vaidinti auksas, aš manau, ateinančiam dešimtmečiui. Akcijų portfeliuose, jeigu iki šiol... Bet sumestum viską į auksą dabar? Ne viską, bet kai tu sakai diversifikacija, labai svarbus dalykas ir apsidrausti, tai turėti savo portfelyje 10-15% valiutos, kokios, aš savo nuomonę jau pasakiau. Okay, geras, sako, aukso, Žilvinas bitcoiną. Ir dėl diversifikacijos, ir pritariu, ir nepritariu. Čia depends on strategy. Kokią tu strategiją turėsi. Nu, tiesa, gali būti strategija, kad tu kaip tik sukoncentruoji, ne? Galbūt į sektorių, turto klasę ir taip toliau. Bet diversifikacija, jinai mums suteikia daugiau saugumo, ramesnio miego naktimis. Nebus taip, kad tu turėsi kažkurios metus minus 20%, o kitus metus plus 30 ar 50%. Ta diversifikacija geras dalykas. Okay. Tai ta linksmė uždarom šiandien tokį pokalbį apie valiutas ir dolerio rizikos suvaldymą. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysime kitose video. Čiau.